Labas vakaras, mėlyjeji meditacijos maratono dalyviai. Susitinkame jau antrąjį vakarą ir šį kartą mūsų laukia truputėlį gilesnė meditacija, kadangi jos metu mes panirsime į teta lygmenį. Šios meditacijos metu taip pat naudosime teta garsą, kuris mums padės išlikti būtent teta smegenų dažnyje. Ir teta lygmuo turi tam tikras savybės, kuo jisai skiriasi nuo alfa lygmens. Tai, kas yra alfa meditacija, jūs jau patyrėte vakar. Alfa lygmenyje mes galime pakankamai lengvai vizualizuoti, kurti, o teta lygmuo paprastai daugeliu žmonių yra neprieinamas, kadangi mes jame užmiegame. Tačiau teta lygmuo yra labai labai vertingas. Ir kad jūs suprastumėt, kodėl, kokia yra jo vertė ir kam jis yra reikalingas, mes netrukus aptarsime pagrindinės teta lygmens savybės. Taigi, aš jau minėjau meditacijos maratono įvade, kad teta lygmuo tai yra mūsų giluminių įsitikinimų ir įpročių lygmuo. Ir jeigu mes gyvenime norim pakeisti kažkokį savo įprotį, įsitikinimą, mums labai svarbu panirti į tą lygmenį, kuriame tas įsitikinimas užsimezgė. Taigi visi mūsų įsitikinimai gyvena teta dažnyje, teta bangų dažnyje, kuomet mūsų smegenys vibruoja tarp 4 ir 7 hercų. Ir paprastai daugelis suaugusių žmonių šiame lygmenyje tiesiog giliai miega, todėl sąmoningai prieiti prie šios informacijos mums būna neįmanoma arba labai sudėtinga. Ir ypatingai šitas lygmuo būna aktyvus, kada mes esame būtent to amžiaus, kaip ir smegenų vibracijos, tarp 4 ir 7 metų. Ir būtent šis amžiaus tarpsnis yra pats svarbiausias kiekvieno žmogaus gyvenime, nes jame susiformuoja apie 95% visų įsitikinimų apie save, gyvenimą, pasaulį, žmones ir visa kita. Todėl vėliau suaugę mes tik naudojame šiais įsitikinimais ir jau nieko nelabai galime kažką pakeisti. Taip pat šiame lygmenyje gyvena ir mūsų įpročiai. Daugelis iš jūsų tikriausiai esat bandę atsikratyti savo įpročių ir kaip jums sekėsi. Dažniausiai mes bandom, beta lygmenyje bandom ir mūsų pastangos būna bevaisės, nes už įpročius taip pat yra atsakingos giluminės programos, kurios būtent glūdi teta lygmenyje. Ir šis lygmuo taip pat yra naudojamas gydymo prasme, kadangi, tarkim, visos operacijos yra atliekamos būtent teta lygmenyje, nes žmogus šiame lygmenyje yra be sąmonės ir taip pat šios lygmens savybė yra tai, kad mes jame nejaučiame skausmo. Todėl teta lygmens meditacijos yra labai vertingos gijimui. Šiame lygmenyje, šiame dažnyje, kuomet mes nusileidžiame į šį smegenų dažnį, pabunda mūsų kūno savigydos mechanizmas. Mūsų kūnas pats žino, ką jam reikia daryti. Tiesiog jam reikia suteikti šansą. Todėl jeigu jaučiatės išsekę, pavargę, galbūt sergat, skundžiatės kažkokiais negalavimais, kuo daugiau laiko praleiskite teta dažnyje. Kuo daugiau laiko tiesiog nieko nevizualizuojant, nieko nedarant, gali teta lygmenyje kartoti afirmacijas. Tokia ir bus mūsų šio vakaro meditacija. Vien buvimas teta lygmenyje atstato jūs ląstelių lygmenyje. Ir jeigu jūs tą darote nuolat, tai yra pats tiesiausias kelias į puikią sveikatą, tiek į fizinę sveikatą, tiek į psichinę sveikatą. Šis lygmuo labai labai yra vertingas ir jame, kaip jau sakiau, mes nejaučiame skausmo. Todėl jeigu jums kažkas skauda, tai panirimas į šį lygmenį irgi gydo šią prasme. Ir kaip namuose panirti patiems į šį lygmenį, tai kaip jau žadėjau, kiekvienam iš jūsų padovanosiu teta garsą, kuris jums padės sužadinti šias vibracijas ir būti šiame lygmenyje. Taip pat padeda tam tikros vizualizacijos. Jūs galite tiesiog vizualizuoti, kad leidžiatės laiptai žemyn, spiralinę laiptinę, einate pro įvairiausias duris, daugybę durų. Taip? Iš vienos erdvės į kitą. Ir tokia vizualizacija tiesiog mūsų pasąmonėje pažadina alfa bangas. Silva metodo praktikuotojai žino tokį metodą kaip rankos levitacija, tačiau mes jo išmokstame tik Silva metodo seminaruose ir šis metodas reikalauja tam tikrų paaiškinimų ir praktikos, todėl dabar apie jį nekalbėsiu. Bet tiesiog visa tai yra būdai jums, kaip galite patekti į teta lygmenį tiesiog naudodami vizualizaciją. Nes vizualizacija yra galingas pasąmonės raktas. Naudokitės juo. Taigi šį vakarą mūsų laukia teta meditacija. Teta dažnio meditacija. Kodėl būtent šią meditaciją nusprendžiau daryti teta lygmenyje? Todėl, kad mes šį vakarą gydysime savo stuburą.
Tiesiog tam nereikia jokių medicininių žinių, jums pakaks įsivaizduoti maždaug, taip kaip atrodo mūsų stuburas, tikrai visi esate matę vieną ar kitą paveikslėlį, tai tiesiog to pakaks ir aš jūs vesiu nuo vieno slankstelio link kito ir mes pereisime visą stuburą nuo uodegikaulio iki galvos. Ir kiekvienas mūsų stuburo slankstelis, jisai atsakingas tiek už mūsų tam tikrus fizinius kūno organus, tiek už energetinius tam tikrus dalykus, už energijos tekėjimą, už dvasinės tam tikras mūsų savybės, emocijas, jų blokus ir taip toliau. Todėl ties kiekvienu slanksteliu aš įvardinsiu, už ką jis yra atsakingas ir taip pat pasakysiu to slankstelio afirmaciją ir paprašysiu, kad jūs kiekvienas, būdami teta lygmenyje, tiesiog vizualizuotumėt tam tikrą kūno vietą, aš pasakysiu, kad tai yra uodegikaulis, kad tai yra juosmuo, kad tai yra krūtinė ir jūs galėsite maždaug savyje orientuotis į tą kūno vietą ir mintyse vizualizuoti, sakykime, įsivaizduoti tą stuburo slankstelį, kam labai sunku įsivaizduoti, tiesiog sakykit, tai yra mano 3 krūtinės slankstelis, tai yra 2 mano juosmens slankstelis. Ir to pakaks, jūsų protas tiksliai žinos, kur nunešti tą informaciją. Ir tiesiog tam slanksteliui pakartokite jo afirmaciją. Kiekvienas slankstelis turi savo vibraciją, savo dažnį. Ir būtent afirmacija gydo tą slankstelį ir jo dažnį. Ir galbūt jūs pajausite, kad viena afirmacija, vienas teiginys jums labai patinka, o kitas ne. Tiesiog pajauskite, kaip jūs jaučiatės. Ir jeigu bus tokių teiginių, tokių afirmacijų, kurios jums atrodo tarsi susigeria į jūs, tarsi jaučiat, kad labai jums padeda, labai reikalingos, jums labai patinka, gera jas kartoti. Įsiminkite jas, galite net atsimerkę užsirašyti tą afirmaciją, kadangi fone eis teta garsas, nebijokite, kad jūs išeisite iš meditacijos kažkaip, sunku bus ją sugrįžti, aišku, ilgam laikui neatsimerkite, bet trumpam galite šalia turėti lapelį popieriaus, gal net užsimerkę kažką pasižymėti, galite tai padaryti. Ir paskui gyvenime jūs tas afirmacijas galite kartoti ir jos gydys jūs, net ir atsimerkus kasdienybėje. Taigi šita meditacija iš tikrųjų bus gydanti jau vien dėl to, kad mes ją darysime teta lygmenyje ir dar kartu savo sąmonę nukreipsime į tam tikras kūno vietas ir jas atstatinėsime žodžių pagalba, afirmacijų pagalba, afirmacijų. Todėl šita meditacija nėra labai trumpa, todėl jos metu rekomenduočiau įsilaisyti patogiai ir geriausia, kad jūs būtumėte gulimoje pozicijoje tiesiu stuburu, nes išsėdėti tiesiu stuburu bus pakankamai sudėtinga. Meditacija truks maždaug 45 minutės. Taip pat meditacijos metu rekomenduočiau giliai kvėpuoti ir tiesiog vizualizuoti, susitelkti savo dėmesį į tas vietas, kurias aš paminėsiu. Ir kartoti afirmacijas mintyse arba garsiai, jeigu esate vienas, sau 3 kartus. Kiekvieną afirmaciją reikės pakartoti 3 kartus. Tai tokia mūsų laukia šio vakaro meditacija. Po meditacijos galite jausti įvairiausius pojūčius savyje, net ir kartojant afirmacijas, keliaujant stuburu, jūs galite jausti dilgsėjimą, karštį, šaltį, įvairiausius skirtingus pojūčius. Bet svarbiausia, kad jūs išlaikytumėt sąmoningumą. Nes bus teta lygmuo, teta garsas ir gali vakaras taip pat, gali norėtis tiesiog užmigti. Tai pasistengkite išsaugoti sąmoningumą. Nes meditacija vyksta tada, kai mes esame sąmoningi. Jeigu užmiegame, mes tiesiog miegam. Aišku, meditaciją galėsite pakartoti rytoj, jeigu užmigsite, visi gausite jos įrašą, tačiau vis dėlto pasistengkite išlikti sąmoningi. Na ką, patogiai įsitaisykit ir linkiu puikios šio vakaro meditacijos. Meditacijos pabaigoje aš lygiai taip pat kaip ir vakar tiesiog paliksiu jūs tame lygmenyje, jau nebesisveikinsiu su jumis, tiesiog kad galėtumėte patys tęsti buvimą meditacijoje, galbūt kažkas norės miegoti. Tai tiesiog atsisveikinu su jumis iš karto iki rytojus ir rytoj mes darysime energetinį organizmo valymą ir dirbsime su spalvomis. Gal dabar įsitaisykit ir pasiruoškit meditacijai. Rekomenduojama viso pratimo metu būti užsimerkus. Atsipalaiduok. Ir žinok, kad kai atmerksi akis, būsi kupinas energijos, tiek fiziškai, tiek psichiškai. Garsas, kurį girdi fone, padės tau atsipalaiduoti
ir patekti į dar gilesnius proto lygmenis. Atsipalaiduoti ir įeiti į dar gilesnį proto lygmenį gali lėtai kvėpuodamas. Iškvepiant tark sau, atsipalaiduok. Kvėpuok lėtai ir giliai. Ir toliau tęsk gilų ir lėtą kvėpavimą. Kiekvieną kartą iškvepiant, tark sau, atsipalaiduok. Dar labiau atsipalaiduoti gali susikoncentravęs į savo viršugalvį, kaktą, akis, veidą. Atpalaiduok ir paleisk visą įtampą ir spaudimą šioje kūno dalyje. Atpalaiduok savo pečius. Kaip gera vis labiau atsipalaiduoti, panirti vis giliau ir giliau. Nuostabu būti visiškai atsipalaidavusiam. Atsipalaidavimo pojūtis toliau sklinda po visą tavo kūną, atpalaiduodamas tavo krūtinę, nugarą, rankas. Tarsi šios vietos būtų švelniai masažuojamos. Kaip gera vis labiau ir labiau atsipalaiduoti, panirti vis giliau ir giliau. Atsipalaidavimo pojūtis toliau sklinda po visą tavo kūną, atpalaiduodamas tavo pilvą, klubus, šlaunis, kelius, blauzdas ir pėdas. Koks nuostabus jausmas būti visiškai atsipalaidavusiam. Tai nepaprastai sveika proto būsena. Kad atsipalaiduotum dar labiau, aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1. Su kiekvienu mažėjančiu skaičiumi tu vis labiau atsipalaiduosi ir pasinersi į gilesnį ir sveikesnį proto lygmenį. 10, 9, pajaus, kaip tu grimzti gilyn. 8, 7, 6, gilyn ir gilyn. 5, 4, 3, dar giliau, giliau. 2, 1. Dabar tu esi gilesnėme ir sveikesnėme proto lygmenyje, gilesnėme nei prieš tai. Atsipalaiduok. Giliai įkvėpk ir dar labiau atsipalaiduok. Esi atsipalaidavęs, o tavo sąmonė išlieka budri. Šis pratimas skirtas vidiniam stuburo gydymui. Stuburas yra mūsų ašis. Jį sudaro 24 slanksteliai, kryžkaulis ir uodegikaulis. Slanksteliai sujungti
Dėl to galime suktis, lenktis. Stuburą laiko ir remia stipri raiščių sistema. Tarp slankstelių esantys diskai amortizuoja judesius, o žiūrint iš energinės pusės, veikia kaip energijos generatorius. Judant, didžiąją darbo dalį nudirba galinga raumenų sistema. Stuburas valdo visas kūno funkcijas. Stuburo smegenys sujungtos su galvos smegenimis, o nuo slankstelių išsišakoję nervai veikia tam tikrus kūno organus. Žinant slankstelių ir organų sąsajas, galime atrasti, kuri stuburo vieta trikdo tam tikro organo veiklą ir sukuria sveikatos problemas. Stuburas susijęs ir su kitomis kūno dalimis, refleksinėmis zonomis, meridianais ir kitais energijos kanalais. Kiekvienas slankstelis yra energijos sūkurys, energijos centras, atliekantis tam tikras funkcijas ir užduotis. Kiekvienas iš jų skleidžia atitinkamo dažnio vibracijas ir nulemia tam tikras dvasinės būsenas. Todėl dabar pradėsime vidinę savo kelionę stuburu, kad susipažintume su šia unikalia sistema ir pašalintume visus ten aptiktus nevėlavimus. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Įsitaisyk patogiai ir sutelk dėmesį į dubens dugne esantį uodegikaulį, kurį sudaro 3 slanksteliai. Jie yra susieti su storąja žarna. Tai judėjimo centras, aprūpinantis organizmą krauju. Taip pat tai seksualumo centras. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip skausmas sėdint. Įsijausk į bendrą šios vietos būklę. Nenustatinėk jokių diagnozių ir nedaryk išvadų. Nuramink mintis. Tiesiog būk ten ir klausykis. O mintyse sau kartok. Aš myliu save tokį, koks esu. Pakartok šią afirmaciją 3 kartus, susikoncentravęs į savo uodegikaulio vietą. Aš myliu save tokį, koks esu. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ją. Nukopijuok į šią stuburo dalį. Daryk taip, kaip sugalvosi, kol pajausi, kad geri žodžiai pasiekė šią vietą. Aš myliu save tokį, koks esu. Atstačius harmoningą energiją uodegikaulyje, vystosi mąstymas ir kūrybingumas. Dabar sutelk dėmesį į kryžkaulį, kurį sudaro 5 slanksteliai, suaugę į vieną kaulą. Jie susiję su klubais. Šie slanksteliai atsakingi už kaklą, pusiausvyrą, jausmus, širdį, kraujo apytaką. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip klubų ir dubens ligos, vidurių užkietėjimas, apatinės pilvo dalies problemos. Pajausk bendrą šios vietos būklę. Pasikliauk savo intuiciją ir pirmą mintimi. Nenustatinėk jokių diagnozių ir nedaryk išvadų. Tiesiog būk ten ir klausykis. Mintyse sau kartok. Aš esu jėga ir autoritetas savo gyvenime. Aš esu jėga ir autoritetas savo gyvenime.
Aš esu jėga ir autoritetas savo gyvenime. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk, nukopijuok ją į šią stuburo dalį. Arba daryk taip, kaip sugalvosi, kol pajausi, kad šie žodžiai, ši afirmacija pasiekė tavo kryžkaulį. Aš esu jėga ir autoritetas savo gyvenime. Jei nori, gali įsivaizduoti savo stuburą tarsi vertikalią ašį, aplink kurią tarsi siūlų susuki šias afirmacijas. Atstatant harmoningą energiją kryžkaulyje, stiprėja savigyda ir saugumo jausmas. Dabar sutelk dėmesį į savo juosmenį, kurį sudaro 5 slanksteliai. Koncentruokis į pirmąjį slankstelį esantį virš kryžkaulio. Įsivaizduok jį. Arba tiesiog žinok, kad tas slankstelis yra ten. Šis slankstelis atsakingas už blauzdas, kulkšnis, pėdas, nervinį centrą ir virškinimą. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip kraujo apytakos sutrikimai, bendras kojų silpnumas, šaltos pėdos, blauzdų mėšlungis. Įsijausk į bendrą šios vietos būklę. Nuramink mintis. Tiesiog pabūk ten ir klausykis. O mintyse savo kartok. Aš nusipelniau džiaugsmo. Aš nusipelniau džiaugsmo. Aš nusipelniau džiaugsmo. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Galbūt jis sukels emocijas. Jeigu taip nutiks, viskas gerai. Leisk viskam būti. Leisk sau gyti. Įspausk šią afirmaciją, nukopijuok ją į savo stuburą. Aš nusipelniau džiaugsmo. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelyje ateina įkvėpimas ir džiaugsmas. Dabar sutelk dėmesį į antrą juosmens slankstelį. Šis slankstelis atsakingas už prostatą, nugaros raumenis, miegą. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip dažnas šlapinimasis, įvairios nugaros ligos. Todėl dabar sutelk savo dėmesį į šią stuburo vietą ir pajausk jos būklę. Nedaryk jokių išvadų, nuramink mintis, tiesiog būk ten. Ir mintyse kartok sau. Aš myliu tą, kuris esu. Aš esu tvirtas. Aš myliu tą, kuris esu. Aš esu tvirtas. Aš myliu tą, kuris esu. Aš esu tvirtas. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ją, nukopijuok į šią stuburo dalį. Daryk taip, kaip sugalvosi, kol pajausi, kad šie žodžiai pasiekė šią stuburo vietą.
Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelėje, stiprėja vidinis augimas. Aš myliu tą, kuris esu. Aš esu tvirtas. Dabar sutelk dėmesį į trečiąjį asmens lankstelį. Šis lankstelis atsakingas už lytinius organus, gimdą, šlapimo pūslę, kelius, kelių sąnarius. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip šlapimo pūslės ligos, impotencija, kelių ligos. Įsijausk į bendrą šios vietos būklę. Tiesiog būk ten ir klausykis. O mintyse sau kartok: aš esu mylimas, aš paleidžiu praeitį. Aš esu mylimas, aš paleidžiu praeitį. Aš esu mylimas, aš paleidžiu praeitį. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ir nukopijuok ją į šią stuburo dalį. Aš esu mylimas, aš paleidžiu praeitį. Daryk tai tol, kol pajausi, kad šie žodžiai pasiekė šią stuburo vietą. Aš esu mylimas, aš paleidžiu praeitį. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelyje, stiprėja gyvenimo džiaugsmas. O dabar sutelk dėmesį į ketvirtąjį asmens lankstelį. Jis atsakingas už akląją žarną, pilvą, šlaunis ir atmintį. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip pilvo spazmai, apendicitas, kvėpavimo sutrikimai, padidėjęs skrandžio rūgštingumas, išsiplėtusios venos. Įsijausk į bendrą šios vietos būklę. Tiesiog būk ten ir klausykis. O mintyse kartok sau: aš peržengiu savo galimybių ribas. Aš peržengiu savo galimybių ribas. Aš peržengiu savo galimybių ribas. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ją, nukopijuok į šią stuburo dalį. Daryk taip, kaip sugalvosi, kol pajausi, kad geri žodžiai pasiekė šią vietą. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelyje, stiprėja gerumas. O dabar sutelk dėmesį į paskutinį jų asmens lankstelį. Šis lankstelis atsakingas už storąją žarną, kirkšnis, odą. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip vidurių užkietėjimas, viduriavimas, išvaržos. Įsijausk į bendrą šios vietos būklę. Nenustatinėk jokių diagnozių ir nedaryk išvadų.
Nuramink mintis. Tiesiog būk ten ir klausykis. O mintyse kartok sau. Gyvenimas man padeda. Gyvenimas man padeda. Gyvenimas man padeda. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ją, nukopijuok į šią stuburo dalį. Daryk taip, kaip sugalvosi, kol pajausi, kad šie žodžiai pasiekė šią stuburo vietą. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelyje, stiprėja svajonės ir vaizduotė. Gyvenimas man padeda. Dabar apžvelgsime 12 krūtinės slankstelių. Sutelk dėmesį į 12 krūtinės lankstelį. Jis atsakingas už plonąją žarną ir limfinę sistemą. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip reumatas, vidurių pūtimas, nevaisingumas, augimo sutrikimai. Pajaus bendrą šios vietos būklę. Tiesiog būk ten, klausykis. Ir mintyse kartok sau. Aš turiu teisę gyventi. Džiaugsmas man sugrąžina jėgas. Aš turiu teisę gyventi. Džiaugsmas man sugrąžina jėgas. Aš turiu teisę gyventi. Džiaugsmas man sugrąžina jėgas. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ją, nukopijuok į šią stuburo dalį. Daryk taip, kaip sugalvosi, kol pajausi, kad šie žodžiai pasiekė šią kūno vietą. Aš turiu teisę gyventi. Džiaugsmas man sugrąžina jėgas. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelyje, stiprėja artimo meilė. Dabar sutelk dėmesį į 11 krūtinės lankstelį. Jis atsakingas už inkstus, šlapimtakius, koncentraciją. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip odos ligos, egzema, žvynelinė. Įsijausk į bendrą šios vietos būklę. Būk ten. Ir mintyse kartok sau. Aš esu vertas meilės. Aš esu vertas meilės. Tiesiog siųsk šiuos žodžius į šią krūtinės vietą. Aš esu vertas meilės. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Daryk viską, kad šie žodžiai pasiektų šį tavo krūtinės lankstelį. Aš esu vertas meilės. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelyje, stiprėja drąsa. O dabar sutelk dėmesį į 10 krūtinės lankstelį. Jis atsakingas už žarnyną, kvėpavimo organus. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip inkstų ligos, arterijų užkalkėjimas, chroniškas nuovargis. Įsijausk į bendrą šios vietos būklę, nuramink mintis ir tiesiog būk ten,
klausykis, o mintyse kartok sau: aš priimu ir dalinu džiaugsmą ir meilę. Aš priimu ir dalinu džiaugsmą ir meilę. Aš priimu ir dalinu džiaugsmą ir meilę. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ją, nukopijuok iš šią stuburo dalį. Aš priimu ir dalinu džiaugsmą ir meilę. Šiame slankstelyje gyvena liūdesio emocija. Todėl jei tave dažnai aplanko liūdesys, ši afirmacija yra skirta tau. Ir problema yra 10-ajame krūtinės slankstelyje. Kartok sau: aš priimu ir dalinu džiaugsmą ir meilę. Dabar sutelk dėmesį į 9 krūtinės lankstelį. Šis lankstelis atsakingas už antinksčius, regą. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip alergijos. Pajaus bendrą šios vietos būklę. Būk ten ir mintyse kartok: aš pats kuriu savo tikrovę. Aš pats kuriu savo tikrovę. Aš pats kuriu savo tikrovę. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ją, nukopijuok iš šią stuburo dalį. Daryk taip, kaip sugalvosi, kol pajausi, kad šie žodžiai pasiekia šią vietą. Aš pats kuriu savo tikrovę. Atstatant harmoningą energiją šiame lygmenyje, stiprėja kalbos centrai. Aš pats kuriu savo tikrovę. Dabar sutelk dėmesį į 8 krūtinės lankstelį. Šis lankstelis atsakingas už blužnį ir nervų sistemą. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip silpna imuninė sistema, blužnies ligos, bendras silpnumas. Įsijausk į bendrą šios vietos būklę. Nuramink mintis, tiesiog būk ten ir klausykis. O mintyse kartok sau: aš esu atviras gėriui. Aš esu atviras gėriui. Aš esu atviras gėriui. Pajaus tariamo sakinio vibraciją ir įspausk ją į šią stuburo dalį. Aš esu atviras gėriui. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelyje, stiprėja muzikos suvokimas, įsiklausymas. Aš esu atviras gėriui. Dabar sutelk dėmesį į 7 krūtinės lankstelį. Jis atsakingas už kasą, 12 pirštę, žarną, klausą. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip skrandžio ir virškinimo problemos, skrandžio opos. Įsijausk į bendrą šios vietos būklę. Nenustatinėk jokių diagnozių, nedaryk išvadų.
Tiesiog būk ten. Mintyse kartok savo. Aš įsileidžiu gyvenimo saldumą. Aš įsileidžiu gyvenimo saldumą. Aš įsileidžiu gyvenimo saldumą. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ir nukopijuok ją į šią stuburo vietą. Krūtinės centre. Aš įsileidžiu gyvenimo saldumą. Daryk taip, kaip sugalvosi, kol pajausi, kad šie žodžiai pasiekė šią kūno vietą. Aš įsileidžiu gyvenimo saldumą. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelyje, stiprėja kūrybingumas. Dabar sutelk dėmesį į 6 krūtinės lankstelį. Jis atsakingas už seksualinį centrą. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip skrandžio ligos, virškinimo problemos, rėmuo. Įsijaus ir pajausk šią kūno vietą. O mintyse sau kartok. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ir nukopijuok ją į šią stuburo dalį. Daryk taip, kaip sugalvosi, kol pajausi, kad šie žodžiai pasiekė šią kūno vietą. Viskas bus gerai. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelyje, stiprėja meninis suvokimas. Dabar sutelk dėmesį į 5 krūtinės lankstelį. Šis lankstelis atsakingas už kepenis, saulės rezginį ir kraują. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip kepenų ligos, karščiavimas, artritas, žemas kraujospūdis, anemija. Įsijausk į bendrą šios vietos būklę. Tiesiog būk ten ir klausykis. O mintyse kartok sau. Aš gyvenu. Viskas yra gerai. Aš gyvenu. Viskas yra gerai. Aš gyvenu. Viskas yra gerai. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ir nukopijuok ją į šią stuburo dalį. Aš gyvenu. Viskas yra gerai. Atstatant harmoniją šiame slankstelyje, stiprėja mąstymas. Dabar sutelk dėmesį į 4 krūtinės lankstelį. Jis atsakingas už tulžies pūslę. Tai yra judėjimo centras. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip tulžies ligos, akmenys, gelta, galvos skausmai. Įsijausk į bendrą šios vietos būklę. Nuramink mintis ir klausykis. O mintyse kartok sau. Aš atleidžiu ir esu laisvas. Aš atleidžiu ir esu laisvas. Aš atleidžiu ir esu laisvas. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ją, nukopijuok į šią stuburo dalį. Aš atleidžiu ir esu laisvas.
Daryk viską, kol pajausi, kad šie žodžiai pasiekė šią kūno vietą. Šiame slankstelyje gyvena rimtumas. Aš atleidžiu ir esu laisvas. Dabar sutelk dėmesį į trečiąjį krūtinės lankstelį. Šis lankstelis atsakingas už krūtinės ląstą, bronchus, širdies centrą. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip kosulys, kvėpavimo sutrikimai, astma, bronchitas, plaučių uždegimas, gripas. Pajaus bendrą šios vietos būklę. Nuramink mintis, būk ten ir kartok, aš visiems atleidžiu. Aš visiems atleidžiu. Aš visiems atleidžiu. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Nukopijuok ją į šią stuburo dalį. Aš visiems atleidžiu. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelyje, stiprėja temperatūros pojūtis. Dabar sutelk dėmesį į antrąjį krūtinės lankstelį. Jis atsakingas už širdį, tai yra jausmų centras. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip širdies ligos, krūtinės ligos, širdies ritmo sutrikimas, baimės, migrena. Susikoncentruok į šią vietą. Tiesiog būk ten ir klausykis. O mintyse kartok sau. Aš esu taika. Aš esu taika. Aš esu taika. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ją, nukopijuok į šią stuburo dalį. Aš esu taika. Šiame slankstelyje kaupiasi galvos svaigimas ir pykinimas. Todėl be galo svarbu išlaisvinti energiją, susikaupusią jame. Aš esu taika. Dabar sutelk dėmesį į pirmąjį krūtinės lankstelį, esantį prie pat kaklo. Šis lankstelis atsakingas už dilbius, plaštakas, pirštus, stemplę, pusiausvyrą. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip kvėpavimo sutrikimai, astma, kosulys, plaštakos skausmai. Susikoncentruok į šią vietą ir mintyse kartok sau. Aš myliu gyvenimą. Aš myliu gyvenimą. Aš myliu gyvenimą. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ir nukopijuok ją į šią stuburo dalį. Aš myliu gyvenimą. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelyje, stiprėja pasitikėjimas savimi. Aš myliu gyvenimą. Dabar mums beliko kaklo slanksteliai. Apžvelgsime 7 kaklo slankstelius. Sutelk dėmesį į 7 kaklo slankstelį. Jis atsakingas už skydliaukę, peties sąnarius. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip pečių problemos, peršalimai, skydliaukė, depresija, baimės. Susikoncentruok į šią vietą.
Būk ten ir mintyse kartok sau. Aš atleidžiu savo praeičiai. Aš žinau, kas esu. Aš atleidžiu savo praeičiai. Aš žinau, kas esu. Aš atleidžiu savo praeičiai. Aš žinau, kas esu. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Daryk taip, kaip sugalvosi, kol pajausi, kad šie geri žodžiai pasiekė šią vietą. Aš atleidžiu savo praeičiai. Aš žinau, kas esu. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelėje, stiprėja ląstelių atsinaujinimas. Dabar sutelk dėmesį į šeštąjį kaklo slankstelį. Jis atsakingas už sprando raumenis, kaklą, tonziles, pečius. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip sustingęs kaklas, tonzilių uždegimas, kosulys. Pajausk šią vietą. Nuramink mintis ir tiesiog pabūk ten. O mintyse kartok, aš rodau gerą pavyzdį ir priimu kitą tokį, koks jis yra. Aš rodau gerą pavyzdį ir priimu kitą tokį, koks jis yra. Aš rodau gerą pavyzdį ir priimu kitą tokį, koks jis yra. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Nukopijuok ją šią stuburo dalį. Aš rodau gerą pavyzdį ir priimu kitą tokį, koks jis yra. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelėje, stiprėja džiaugsmas. Dabar sutelk dėmesį į penktą kaklo slankstelį. Jis atsakingas už balso stygas, sprandą, ryklę. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip kaklo problemos, peršalimas, gerklų uždegimas, užkimimas. Pajausk šią vietą. Tiesiog būk ten. Ir mintyse kartok sau. Aš esu geras ir mylimas. Aš esu geras ir mylimas. Aš esu geras ir mylimas. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ją į savo kaklą, į savo balso stygas. Aš esu geras ir mylimas. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelėje, stiprėja savigyda. Aš esu geras ir mylimas. Dabar sutelk dėmesį į ketvirtąjį kaklo slankstelį. Jis atsakingas už nosį, lūpas, burną ir yra nervinis centras. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip sloga, alerginė sloga, klausos praradimas, polipai ar kraujospūdis. Pajausk bendrą šios vietos būklę. Nenustatinėk jokių diagnozių ir nedaryk išvadų. Tiesiog nuramink mintis ir būk ten. O mintyse kartok sau. Aš esu laisvas. Aš esu laisvas. Aš esu laisvas. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ją,
Nukopijuok į šią stuburo dalį. Aš esu laisvas. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelėje, stiprėja įkvėpimas ir intuicija. Dabar sutelk dėmesį į trečiąjį kaklo slankstelį. Jis atsakingas už skruostus, veidą ir yra miego centras. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip neuralgija, veido nervų susirgimai. Sukoncentruok vietą, savo dėmesį į šią stuburo vietą. Ir mintyse kartok sau: aš su viskuo susitvarkau. Aš su viskuo susitvarkau. Aš su viskuo susitvarkau. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Aš su viskuo susitvarkau. Ir įspaus, nukopijuok ją į trečiąjį kaklo slankstelį. Daryk taip, kaip sugalvosi, kol pajausi, kad šie žodžiai pasiekė trečiąjį tavo kaklo slankstelį. Aš su viskuo susitvarkau. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelėje, stiprėja augimas. Dabar sutelk dėmesį į antrąjį kaklo slankstelį. Šis slankstelis atsakingas už akis, klausos bei regos nervus, nosies sinusus, liežuvį, kaktą, sąnarius. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip alergijos, akių ligos, žvairumas, kurtumas, ausų skausmai, alpimas. Pajausk bendrą šios vietos būklę, nuramink mintis ir klausykis. Mintyse kartok sau: aš esu vienovėje su visata. Aš esu vienovėje su visata. Aš esu vienovėje su visata. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Nukopijuok ją į antrąjį savo kaklo slankstelį. Aš esu vienovėje su visata. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelėje, stiprėja svajonės ir vaizduotė. Aš esu vienovėje su visata. Dabar sutelk dėmesį į pirmąjį savo kaklo slankstelį. Jis atsakingas už galvos aprūpinimą krauju, hipofizę, nervų sistemą bei atmintimi. Jei yra neigiama energija šioje srityje, ji pasireiškia kaip galvos skausmai, nervingumas, miego sutrikimai, susilpnėjusi atmintis, aukštas kraujospūdis ir svaigulys. Įsijausk į bendrą šios vietos būklę. Tiesiog būk ten ir klausykis. O mintyse kartok: aš esu savo centre. Aš esu savo centre. Aš esu savo centre. Pajaus tariamo sakinio vibraciją. Įspausk ir nukopijuok ją į šią kūno vietą. Aš esu savo centre. Atstatant harmoningą energiją šiame slankstelėje, stiprėja gyvenimo džiaugsmas, gyvenimo prasmės suvokimas, savęs pažinimas. Aš esu savo centre. Ateina metas pamažu baigti šią kelionę. Tu
ką tik perprogramavai ir iš naujo paleidai savo stuburo slankstelius, atnaujinai ir atstatei jų veikimą, pažadinai jų vibraciją. Gali jausti įvairiausius pojūčius, tiek malonius, tiek nemalonius. Visa tai yra vidinio atsistatymo ir gijimo dalis. Dabar gali keletą akimirkų pabūti savyje, pakeliauti po savo kūną, pakartoti labiausiai įsiminusias afirmacijas arba tiesiog giliai kvėpuoti ir būti savyje. Neskubėk.